1981 spalio 24 Maskvoje su Kalevu ir pelnė 14 taškų. Darbštaus ir tikslaus sporto statistiko kauniečio Algimanto Bertašiaus duomenimis pirmą kartą Kauno sporto halėje Arvydas žaidė 1982 vasario 17 su Kijevo SK ir pelnė 20 taškų. Apskritai per 8 metus su Žalgiriu Sovietų Sąjungos pirmenybėse Arvydas Sabonis sužaidė 212 rungtynių. Tik vieną kartą 81-aisiais rungtynėse su Kalevu jis nepelnė taškų. O jų asmeninis rekordas buvo pasiektas 89 metais Kauno sporto halėje, kai Žalgiris žaidė su Maskvos Dinamo 115-104, o Sabas pelnė 53 taškus. Paskutinį kartą prieš tapdamas legionieriumi Kauno sporto halėje Arvydas Sabonis žaidė 1989 kovo 26 ir savo gimtąją komandai pelnė 39 taškus. Po to dar su Lietuvos rinktine 89 rudenį halės 50-mečio proga čia Arvydas Sabonis džiugino žiūrovus susirinkusius į senutėlę halę. Prabėgus 14 metų po puikių pergalių Ispanijoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose Arvydas Sabonis vėl su Žalgiriu rungtyniavo Kauno sporto halėje, kur į rungtynes su Kėdainių Nevėžiu atėjo apie 4000 žiūrovų. Štai ką reiškia Lietuvai Sabas ir jo pasižadėjimas baigti karjerą Kauno Žalgiryje. Sveikatos, ištvermės ir ilgaamžiškumo rekordo aikštelėje siek Lietuvos krepšinių karaliau Arvydai Sabonį. Lietuva tavimi tiki. Lietuva tavęs laukė ir sulaukė. Džiaugiuosi, kad taip gali vyksta. Matyt, žaidėjai irgi jaučia, kad tiek žiūrovų susirinkę ir nori kažką pamatyti, tai žaidžia daugiau gražiau, o ne tai, kad ten brandžiau. Gerai, žmonėms turi būti irgi malonumas. Labai myli Žalgirį, myli Sabonį. Legenda sugrįžo ir mes kaip pakalbėjom, tai vėl dar kiek tų jaunų vaikinų čia, kur žiūri berniukų, jie gimė nebuvo, kada paskutinį kartą Arvydas čia žaidė. Tai aš džiaugiuosi, kad žmonės vertina, čia geriausias įvertinimas jo meistriškumo. Aš tik pasakiau, kad sunkiau, čia nėra jokios tragedijos. Sunkiau, bet čia su jumoru, sakysim, sunkiau. Čia gali sėdėti ramus, čia niekas nejaudina, bet sunkiau norisi, kad žmonėms patiktų, kad būtų kažkokių gražių vaizdų, nes padarom, tai sakys, ir treneriai nieko nesukūrė, turi tokie žmonės. Tai reikia stengtis. Jis yra labai toksai paprastas žmogus ir žaidėjas universalus, čia nėra ką kalbėti apie jo sugebėjimus, bet kad su juo labai malonu žaisti yra ir